Girdėjot, gerbiamas Surski, kad cholesterolio maišas Žeraras Depardie nenori mirti kaip kvailys Prancūzijoje, a nori mirti už Rusiją. Labai geras savalaikis, sakyčiau, pasirinkimas. Anksčiau labai daug norinčių buvo mirti už Rusiją, kol neužėmė Krymo. Dabar apmažėjo, dėl to atsirado erdvė nusigalabyti pačiam Žerardui. Tai ką pasiūlysim? Yra daugybė gerų patikrintų rusiškų būdų. Pirmiausia, aišku, į galvą ateina mintis apie rusišką ruletę. Arba, pavyzdžiui, jis gali, Depardie gali paleisti po traukiniu, kaip Ana Karenina. Lengvesnis variantas lysti po tramvajaus ratais. Čia dažno Rusijos piliečio alkoholiko toks ir likimas po tramvajum. Aš žinant, kad dar Žeraras Depardie išgeria po 14 butelių vyno kasdien, tai tramvajus būtų kaip ir pats tas. Oi, atsiprašau labai. Arba panačna električka, sestrička. Žilina glazė taksi. Ja. Galima už Rusiją dar garbingai, didingai numirti, kaip, pavyzdžiui, Rasputinas, kurį sabutilnikai sušaudė ir pakišo po ledu. Arba, pavyzdžiui, galima būti paskandintam tvenkinį nebilijo mužiko kaip Mumų Gerasimovas ir kaip jis Gerasimas. Kam tada mirti kaip durniai kokioj lovai Paryžiuje, jeigu gali būti užmuštas ir paguldytas kur nors šiukšlyne, kaip atsitiko su Rusijos karate čempionu. Sakyčiau, Rusija tokia neribotų galimybių mirti šalis yra. Galit pasirinkti egzotiškesnę mirtį, tokią, gražesnę, sakyčiau. Galit, pavyzdžiui, pasiimti kokį madingą ilgą šaliką, apsivinioti jį, kitą galą pririšti prie mašinos rato ir mašina važiuos ir jūs pasmauks, tai gausis kaip Jesenino meilužė Aisidora Duncan. O labiau ko šiuolaikiško Žerarui negalėtume pasiūlyti, nes Aisidora tai pasismaugia Nicoj. Galima ir šiuolaikiško. Gali, pavyzdžiui, Žeraras nuvažiuoti į šitą Novorosiją, Donbasą, ar kur ten įsidarbinti separatistų. Ir gali tada užvažiuoti kur nors ant bombos ir žūt, kaip, pavyzdžiui, bataliono Prizrak vadas Mazgovojus. Siganulins, reiškia, barzda į vieną pusę, mozga į kitą. Štai jums, prašau, graži šiuolaikinė patriotiška mirtis. Už Rusiją. Ir vainikų nepamirškim, kokius žuvusiems samdiniams vainikus sukrauna. Tokių Prancūzijoje tai niekur nerasi. Господи, прими душу царя, раба Божьего, погибшего за Новороссию, свои мозги разбившего Жерара Депардье. Звезду французскую. Ракетного искусства, да будет путь к прахом земля ему российская. Новороссийская. Аминь. Аминь. Господи, помилуй.